Sveiki, esu Viktorija Baltramiejūnienė, sertifikuota veido mankštų ir veido masažų bei savimasažo specialistė. Taigi, masažai ir savimasažai. Leiskite man užduoti jums vieną klausimą. Ar jums patinka jūsų paakiai? Tikriausiai ne, todėl kad ir mano paakiai ir mano viršutiniai vokai yra linkę paburkti. Jeigu jūs turite tokią pat problemą, tai jūs esate mano likimo draugai ir draugės, kurioms ir kuriems reikia kasdien kreipti dar didesnį dėmesį šitoms zonoms. O tom zonom labai padeda savimasažo elementai. Taigi, kad jūs turite naudoti tinkamą kosmetiką jūsų akių priežiūrai, aš apie tai net nekalbėsiu, tai yra kaip tėvė mūsų. Bet jeigu jūs norite dar gražiau ir smagiau ir skaniau ir su nauda įsitepti savo mylimus kremus arba serumus arba gelius, tuomet aš parodysiu jums keletą savimasažo elementų, kuriuos galite drąsiai nuo šiandienos taikyti savo akių zonai. Piešime sraigės. Mums reikia įsivaizduoti, kad mūsų sraigės nori nutūpti tose vietose, kur jūs atkreipiate dėmesį ir pamatote pirmuosius spazmiukus, tai yra raukšlytes, arba pamatote, kur yra toksai raukšlių tinklelis, kai jūs šypsotės. Įsivaizduokime, kad sraigės nori nutūpti ir šliaužti nuo pat vidinio akies kampo iki tų vietų, kur mes norime, kad sraigė pas mus nutūptų. Tai padarote savo švariais pirštais ir ant slystančios akių zonos, kaip ir sakiau, arba kremas, arba kažkoks masažinis dalykas, kurį po jūsų stimulacijų jūs nusiplausite, jūs naudojate. Aš parodau tik trajektoriją ir pasakau, kaip teisingai daryti. Jokio stipraus įspaudimo šioje zonoje neturi būti, tiesiog slystantis pirštukai, kad būtų patogiau pastimuliuoti apatinę jūsų akių zoną, tai yra paakius, būtų nuostabu, jeigu jūs pakeltumėte akis į viršų ir nuo vidinio kampo eitumėte ir pieštumėte 1, 2, 3, 4 sraigę. Dar kartelį, nuo šitos sraigės einame prie vidinės sraigės, kuri ateina į vidinį akies kampą. Nuo čia važiuojame atgal 1, 2, 3, 4 ir dar kartelį. 1, 2, 3, 4 ir dar kartą. 1, 2, 3, 4. Tokią sesiją pakartojate 3 kartus, o po to viską labai gražiai ir švelniai nuvedate iki pat plaukų augimo linijos, taip nuvedate visą limfą. Ta patį veiksmą pakartojate viršutinio voko zonoje. Tik būtų šaunu, jeigu jūs nuleistumėte arba užmerktumėte akis. Padarome trajektoriją nuo vidinio akies kampo 1, 2, 3, 4 ir ateiname atgal. 1, 2, 3, 4, primenu, nieko neįspaudžiame. Ir dar kartą 1, 2, 3, 4 ir grįžtame 1, 2, 3, 4. Ir dar kartą, trečią kartą sesiją pakartojate 1, 2, 3, 4 ir grįžtate 1, 2, 3, 4, viską darote neskubant ir po visko galite dideliais savo didžiaisiais pirštais viską paimti ir nuvesti iki pat plaukų augimo linijos. Jūs padarėte puikų darbą savo akių zonoje, jos jums tikrai padėkos. Eikite savimi puošti pasaulį.